Garbė Jėzui Kristui. Per amžius, amen. Toliau tęsiam gyvenimo ir tikėjimo kelionėje ir šiandien noris kartu pamastyti, o kas yra tikėjimo, vilties ir meilės aktai. Tikėjimo pradžioj, jeigu katekizmo pagrinduose gavom tvarkingą išsilavinimą, mums kalbėjo ir galiausiai netgi tuose plonuose maldaknygėse būdavo, kad reikia kalbėti tikėjimo, vilties ir meilės aktus. Ir kad tai kažkokiu būdu gali sustiprinti tas dieviškas dorybės, kurios yra duodamos. Dabar kam? Esu kažkada klausęs ne vieno žmogaus, ir statistika šiaip liūdna. Žinoma, nesu apklausęs kunigų, kad kaip ten būtų su tuo dalyku, ar ne, bet tai atrodytų tarsi teoriškai kaip ir viskas tvarkoj, lyg ir žinom, o praktikoje mūsų bendruomenės, reiškia žmonių, kurie tiki, su kuriais mes gyvenam, keliaujam, kaip ir šiaip savo. Tai čia toks užmirštas dalykas, labai gaila ir užmirštas tiesiog dėl to, kad pasikeitė mūsų mąstymas, mūsų pažinimas tikėjimo pasikeitė, nes šitą anksčiau žmonės labai, nepaisant to, kad jie buvo, sakysim, mažiau raštingi, bet gal daugiau iš bažnyčios sakyklų, daugiau buvo kalbama apie tą dvasinį gyvenimą, nes žiūrėkit, buvo tokios populiarios, knygelės Filiotėja, tokia, paskui ten visokio pamaldumo praktikos, ten Eucharistijos įvairiausi judėjimai bendruomenės buvo, tai žmonės tiksliau gilinosi į maldą ir į dvasinį gyvenimą, ne paviršutiniškai. Mums keista, galėtume atsiversti, pavyzdžiui, sakytume, net kai tik baigė spaudos draudimas, tai net ir tą patį aukso altorių, jeigu paimsite maldaknygę, tai ten buvo tokių įvairių dalykų. Tai žmonės, vienas dalykas, kad jie daug meldėsi, mūsų protėviai meldėsi daug, tai reikia šitą žinoti. Ir jie gyveno daugiau, mažiau tikrai tokiam gyvam santykyje su Dievu. Ir bažnyčios mokymas labai paprastas yra, ta prasme, šitoje vietoje, kad tikėjimas, viltis ir meilė yra pagrindinės, tiksliau net taip pasakysiu, yra dieviškos dorybės, pagrindinės, ta prasme, kitos ten, bet iš esminės tokios dorybės, kurios ką padaro, mums suteikia tikrą santykį su Dievu. Kitaip sakant, ar galima būtų perfrazuoti ir sakyti, dieviškos dorybės yra tos, kurios tik ypatinga Dievo malonė žmogui yra suteikiamas. Ir žmogus pats negalėtų niekaip to dalyko. Ir mes tą gauname per krikštą su pašvenčiama malonė. Tačiau štai labai toks įdomus. O tai kaip tada, pavyzdžiui, žmogus, kuris tiki Dievą, bet nekrikštytas yra? Dievas vis tiek įkalbina, įkalbina visus. Dievas myli kiekvieną žmogų, nes žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Ir Dievas tikrai kalbina, bet jis neturi tos pašvenčiamosios malonės, kur yra pagrindas mūsų santykio su Dievu. Nes mūsų vis tiek pagrindas santykio su Dievu yra paties Dievo, mūsų tiesiog dalyvavimas mūsų gyvenime ir pakvietimas. Dievas mus pakviečia. Mes dažnai galim pagalvoti, kad štai aš čia pasirinkau, aš kažkaip čia tikiu ir taip toliau. Iš tikrųjų, tai mes, aišku, per tėvus ar per aplinką ar dar kažkaip tai gaunam tikėjimą, bet kita vertus, kiek žmonių yra, kurie ypač mūsų laikais, kurie sako, staiga pajutau, kad reikia man kažką daryti, reikia eiti į bažnyčią, reikia Dievas, sako, net nežinau, kodėl čia atsidūriau, nemažai tokių yra liūdimo. Tai vienas dalykas, bet dabar, jeigu klausime apie tą tikėjimą, viltį ir meilę, apie tos aktus kaip yra. Tai jeigu mes daug dalykų galim patys padaryti, o vis dėlto mūsų protėviai, ir bažnyčios mokymas tą sako, ir todėl tie protėviai ir žinojo, kad man reikia išprašyti didesnio Dievo malonės augimo, kad aš tikrai vis labiau ir labiau artėčiau prie Dievo, žengčiau prie Dievo, nes žmogus yra Dievo malonės bendradarbis, nėra, kad mes savininkai. Štai gavom per krikštą pašvenčiamą malonę ir viskas to baigėsi iš tikrųjų. Tai... O kaip dabar reikėtų tiesiog pabandyti apibrėžti, ypatingai klausytojams, ką reiškia išprašyti? Ką Dievui gaila? Dievui negaila. Ar prašymas reiškia, kad aš parodau, kad man tai svarbu? Geras klausimas, iš tikrųjų čia kaip yra. Čia daugiau toks santykio su Dievu reikalas yra. Nes žmogus linkęs galvoti, kad viskas mano ir čia mano pasaulis. Jo, bet kaip nenoriu taip visai vaikiškai kalbėti, ar ne, reiškia, bet vaikui davė vieną saldainį, vaikas nori antro saldainio, jo troštimas, sakykim, tų skanėstų, jis ten kaulyje, zyzia, visą kitą. Kaip dabar Dievas davė tikėjimą, viltį, meilį, kam prašyti?
kad auktų tikėjimas, viltis ir meilė, kad aš, kaip ir aš esu kovoje. Kovoje ir nesu paliktas vienas, bet Dievas leidžia man pabūti vienam, mane tą laisvę naudoti, tai leidžia naudoti Dievas. Ir žmogaus nuolankumo reikalas čia yra, kiek aš esu nuolankus, aš kitaip neteisiu į santykių su Dievu, jeigu aš galvos, kad štai aš viską galiu, aš viską čia savo pasaulį sutvarkysiu, kaip dabar ir vyksta, ne, čia karą sukelsim, susitaikysim, čia užkariausim, žodžiu, visa istorija žmonijos tuo paženklinta yra. Kad štai aš pats viską, ne, tai iš tikrųjų tai protingas mąstantis žmogus supranta, kad man reikia Dievo tavo vedimo. Bet Dievas leidžia žmogui ir pačiam paeiti. Tai už tai žmogus yra ten neprimityviai, čia kažkaip tai prašau, kaulinu, kaip sakai, saldainių. Čia ne saldainių aš kaulinu. Bet aš Dievą ateinu su savo laisvė ir sakau, kad Dieve, žinai, pamačiau, kad pats vienas šitam pasaulėlį aš čia nelabai kažinką teisingai padarysiu. Gerai, bet jeigu... Čia kaip, atsiprašau, tas santykis kaip pas tėvą. Aš ateinu kaip pas tėvą ar pas vyresnį brolį, ateinu pas draugą patį geriausią. Ir sakau, žinai, vesk mane, padėk man. Gal sakytume, gal toks būtų teisingesnis požiūris. Bet kaip čia dabar, jeigu atsiranda poreikis arba trūkumas kažkoks, kaip sakai, jaučiu, kad nesusitvarkau arba matau savo dužlumą ir taip toliau, viskas tvarkoja. O jeigu žmogus, tarkim, gyvena sąlyginai kažkokį tai laikotarpį, kuris yra pakankamai ramus ir patogus, ar ne? Poreikio kaip ir nėra, prašyti nereikia. Kaip ir gana dažnai turbūt vadinkim tas maldingumo praktikos nunykimas yra susijęs su tuo, kad mes gyvenam pakankamai patogiai turbūt. Taip, bet čia yra saviapgaulė tokia, žinai, nes ką reiškia patogiai. Patogiai gyvenu iki kol nepradedi sent, ar ten sirgti, ar dar kažkas, tai galėjai taip ir numirti savo to, žinai, saviapgaulė. Tai už tai, kad čia, žinai, čia nėra to supratimo apie tikrąjį žmogaus pašaukimą. Tikrasis pašaukimas tai būti sudievintu, ne? Būti sudievintu ir ateiti pas Dievą. Praeiti šitą gyvenimą dorybingai, nedorybingai, tai reiškia maksimaliai mylint Dievą, save ir artimą. Tai, o čia jau pasirodo, kad yra iššūkiai. Kodėl, sakysim, tie tikėjimo vilties raktai tai yra tokie atsidusėjimai. Atsidusėjimai, kad štai Dieve tikiu tavimi, nes tu mane vedi, tu mane myli. Tiesiog man, tai aš noriu dar labiau tikėti, kad, nes tu dovanoji, nes tu, matai, nes už tai čia vėl pasaulyje žiūros ir pasaulyje vaizdžio vaizdas. Reikalas, kad aš pamatyčiau, kad tas pasaulis, ne aš jį sukūriau, viskas dovanota yra, už tai tas nuolankumo reikalas. Kas yra nuolankumas? Kai pamatau tikrąją tiesą, žinai. Tai jeigu žmogus niekuo nesidomi, tik tai primityviai kaip kiaulė masto, ta prasme, paėdžiau ir šiltai guliu, tai taip, tu nieko nepamatysi, bet jeigu tas žvilgsnis jis platesnis, ar į kosmosą, ar į dvasinius dalykus. Dabar vilties aktas, vėl kas yra vilties aktas. Ne? Tai žiūrėk, kiek dabar žmonių kenčia nuo depresijos, nuo nevilties ir tai labai įsiskverbęs tai dalykas, nes tai yra tiesiog kultūrinis pasidaręs dalykas. Tai Dieve, aš tavyje turiu viltį, tai vėl kitas visai dalykas. Gerai, o viltis kuom? Juk, pavyzdžiui, kaip ir kalbėjom, ar ne, jeigu šio laikmečio kultūros toks akcentas būtų, ar ne, į patogesnį gyvenimą. Tai, nebus taip. Ne, tai nebus. Mes žinom, kad už tėvus ir senelius 10 kartų patogiau gyvenam ir vis tiek negana yra. Bet tai dabar mūsų krikščioniška viltis susijusi su kuo? Net iš tikrųjų viltis yra tai, kad tu tiesiog mane pravesi per šitą gyvenimą, tai kitas gyvenimo matymas, matai, mūsų laikmečio žmonės mato gyvenimą kaip patogų, tokį įsipatoginimą, ne, tai aiškiai, turi būti, tai noriu namą, dar turiu ir sodybą reikia man turėti ir taip toliau. Niekad negana, bet iš tikrųjų žmogus nesupranta, kad tai yra amžinybės ilgesys ir kol nesuprasi, kad štai Dieve, aš tikrųjų viltis yra, kad štai tu mane atsiliepi iš tikrųjų ir mano gyvenimas yra amžinasis gyvenimas su tavimi, tai viltis tavyje. Iškia, tu nugali visus mano priešus ne tik čia ir dabar, pagrindinis priešas tai yra nuodėmė ir mirtis. Tai. Ir aš tavim pasitikiu, tavo vedimu pasitikiu, tai čia yra vilties reikalas. Tai taip sakant, vis tik viliuosi Dievo gerumo. Dievo gerumo. Taip, ir santykė su amžinybė, taip, be jokios abejonės. Ir už tai čia meilė kyla, kad štai Dieve, tu man viską dovanoji, pasitikiu pasitikiu tavimi, visa viltis tavyje, ne kažkur tai, ne kažkur tai mokslininkuose viltis, ne gydytojuose, ne dar kažkur tai, bet viltis tavyje, kad tu tiesiog manim rūpinėsi, tai va čia yra pagrindinė viltis. Ir tai ir meilės šalti, ta prasme tiesiog, kaip
meilės tame apraiška, kad tu, aiškiai, manim rūpinės ir ta meilė tave, kad tu, aš tau rūpiu visą laiką, nors man kartais taip ir netrodo. Tai kadangi man netrodo, yra mano supratimas vienoks, o realybė kitokia ir tas konfliktas yra, tai aš tai meldžiu Dievę. Dieve, duok man malonę patirti tavo meilę, ją pasitikėti, ją remtis, ir atsiliepti tavo meilę taip pat ir savo gyvenimo kelyje tą meilę taip pat ir išreikšti, kad mano, sakysim, žiūrėk, bėdos kaip prispaudžia. Tai aš nenoriu nieko matyti, kaip apie save galvoti ten, kaip šventas raštas sako, kaip apuokas susigūžęs tik tai ūbauti apie savo bėdas, o tuo tarpu Dievas nori, kad mes dar ir kažką tai, nepaisant savo kryžiaus, tavo nešimo, dar ir kitiem padėtume. Tai už tai tas viešpės kalbėjimas būtent ir yra apie kryžių taip pat. Tai. Gerai, o jeigu taip labai praktiškai klaustume, žmogus, kuris neturi galbūt kažkokių tai, sakykime, tokių didelių religinių, pripratimo prie tradicijų ir kitų dalykų, bet puikiai žino iš savo patirties, kas reiškia nusiminimas, nusivylimas, kažkokios depresinės nuotaikos, ar ne, kas būtų tiesiogiai tarsi nukreipta prieš viltį, ar ne. Ir jeigu aš teisingai suprantu, kad viltis yra tame, kad Dievas visus mano gyvenimo įvykius sudaro taip, kad jis veda mane per juos. Kaip turėčiau, kaip galėtų atrodyti labai konkreti ta atsidūsėjimo malda. Nematau, viskas blogai, viskas negerai, viskas byra. Ir taip dažnai būna, aišku, čia mes kalbame, kaip posveikis ar sveikas žmogus, ten dažnai yra tokių situacijų, kai žmogus, sakysim, puikiausiai mato savo visą tą problemą, tragizmą, lygą, pavyzdžiui, kuri ilgai trunka ir dar ypatingai, jeigu, sakysim, žmogus, net supranta, kad perspektyva yra visiškai liūdna ir ilgai truksianti dar, ir gulys ant patalo ir taip toliau savo bėgiškumą. Tai žinai, kaip sudėtinga viską priimti. Tai ir belieka, tik tai tiesiog, sakytume, savotiškai atsidusėtai kaip išeina, maldaknygė yra tikėjimo, vilties ir meilės aktai, bet jūs galime ir pačiam, tiesiog tai yra toks širdies atsidusėjimas, kad Dieve, sugelbėk mane, padėk man, nes aš pats net laikau. Sakysim, kiek yra žmonių, pavyzdžiui, kas nors guli su išsėtinė sklerozė, jaunas žmogus ir ką jisai žino, kiek ilgai truks ta liga ir perspektyva tokia, tai nebent Dievas, tai ne tik šiaip su tragiška, žmogiškai įmant, tai ir lengva pasakyti tam žmogui, kitiem iš šalies atėjusiam, tai žinai, tu čia eini šventumo keliu, tokias banalybės pasakyta, o iš tikrųjų tai žmogui tai jam yra be galo sunku, net kas nebuvo, tai nėra toj situacijai, mes ir negalim net pilnai ir suprasti, niekaip čia gali bandyti suprasti, tai yra katastrofa daugeliu atveju. Tai ko prašyti, kad Dieve... Kaip? Ir ko prašyti, kad Dievas sustiprink, leis pažinti tave, nes be Dievo pažinimo mes čia nieko iš tikrųjų, taip realiai kalbėti. O kad Dievo pažinimas ateitų, aš ir meldžiu, ir taip ir meldžiu, kaip išeina, taip ir meldžiu, trumpais, kaip tėvas Stanislavas sakydavo, trumpais atsidūsėjimais, kiti autoriai vėl kažkaip sako, tiesiog paprastai sustiprink mano viltį, įkvėpk man meilę, pasigailėk manęs, visai. Kad nevilty įvairiuose įvykiuose, tarkim, kad ir tai, kas vyksta dabar, ar ne, blogio siautėjimas, įvairios neteisybės tarp tautų ir taip toliau, ir nėra pabaigos. Ir tada prašyti vilties. Taip, šviesaus žvilgsnį į tave, pažinti tavo meilę, labai reikia prašyti, pažinti meilę, prisikėlimo Dievo didybę, prisikėlimo didybę, realybę. Žodžiu, tokie patys fundamentaliausi dalykai, kurie išvardinti, sakysim, ir tam pačiam tikėjimo išpažinime, kuriuos mes irgi automatiškai prašokam, tikiu amžinai gyvenimą, pavyzdžiui. Aš tikiu, tai sakau, tikiu, iš tikrųjų, tai žinai, kažkur tai ten. Taip, kad tas kitas galbūt net liaudiškas supratimas, kai būdavo, vis tiek pas Dievą bus tikrai geriau, tik tai man svarbu ten patekti. Negu šičia, žinai, kaip sako, ašarų pakalinė. Ir dar vienas toks klausimas būtų iš praktinės pusės, ar ne, dažniausiai, kaip pasakyti, kad pradedam rūpintis tada, kai jau bėda, ar ne, tada, kai neviltis kokia įsliūtina į širdį ir tol, kol atrodytų gyvenimas yra patogus, tai, kaip ir minėjom, mūsų ta tikėjimo, vilties ir meilės aktų praktika yra, tokia, šiaip savo, statistiškai žiūrint, ar ne, reiškia, tai
kam tada, kaip, ar tai reikėtų kartoti kasdien, ar tai tiesiog suvokti, kad aš galiu pakliūti, o greičiausiai galbūt ir pakliūsiu į tokią situaciją, kur mano viltis ir mano tas tikėjimas gali būti gerokai sudrebintas. Tai ir bus sudrebinta, čia žinai, nes tai čia būtų keista, kuris žmogus nepraeina mirties lenkščio. Tai visi praeina, tik tai aišku, kažkas gali staigiai labai numirti, tai čia aš nebesako sauginos staigios netikėtos mirties, o šiaip tai mes visi einam tuo keliu, tai čia visiems reikia prašyti viešpats, sustiprinti tikėjimą, sustiprinti viltį ir meilę, visiems prašyti ir kuo dažniau. Šau yra tie atsidusėjimai, aišku, tie, kas kalba, praktikuoja Jėzaus maldą, tą viešpatie Jėzų Kristau gyvą Dievas, pasigailėk manęs nusidėjėlių. Tai vėlgi, bet ten automatizmo neturi būti, reikia suprasti visą visumą, kad aš esu nusidėjėlis, viltis tavyje. Bet tie tikėjimo, viltis ir meilės aktai, tai jie ne šiaip sau atsirado, tai yra krikščionio būsena žmogaus, kuriam reikia Dievo artumo ir kuris tiesiog prašo, kad Dieve būk su manimi ir leisk man būti su tavimi, mokyk būti su tavimi. Ir norės priminti iš tikrųjų, kad mes audintume tai, kas Dievo duota, kaip, galėtumėm sakyti, kaip sėklos, kaip daigeliai, kad atėjus laikui nesusviruotų nei tikėjimas, nei viltis, nei meilė. Tai žinai, čia yra tas, kaip sakyti, tos akivaizdos reikalas, reiškia, Dieve, esu tavo akivaizda, ką tai reiškia? Iš kur akivaizda mes, Dievo akivaizda, supratimas tas. Ir čia yra toks savo trapumo supratimas, savo kūriniškumo supratimas ir tiesiog dar kartą suvokimas, kaip man reikia Dieve tavęs. Tai kai mes šitą suprantam, tai tada noris ir šauktis viešpaties ir tas šaukimas jis visai jau kitoks. Čia toks, kaip Petro skęstančio ėjo per vandenį, reiškia, kaip ir turėjo tikėjimą, paskui ką reikia tuo pačiu metu, reikia ir tikėjimo, Dieve, tu mane gali išgelbėti ir vilties, kad tu tikrai mane išgelbėsi ir kad tu mane ne šiaip sau trauki, nes aš tau rūpiu, tai reiškia, tu mane myli. Ir labai geras tas Petro skęstančio, einančio per vandenį skęstančio Petro įvaizdis yra. Tai čia mes visi tie Petrai einam per tą vandenį ir visi skęstam, bandom eiti, bet nelabai gaunasi. Tai už tai ir nesigaus be Dievo. Tai už tai, kad Dievas mus tam ir sukūrė, kad mes būtume santykyje su juo. Dieve duok, atnaujink tas praktikas mūsų gyvenime ir visų kitų žmonių gyvenime. Taip ir darykim. Aišku, gaila, kad užsimiršta, bet reiktų sugrąžinti tą praktiką. Ir čia kelis kart per dieną turbūt reiktų prisiminti ir pasakyti, Dieve, labai gerai, kad tu žiūrėti tą maldą, tą prasme mintį, tai reikia visiems praktikuoti, kad tikiu tavimi, turiu viltį tave, myliu tave ir kartoti ir prašau tavęs, kad stiprink mano tikėjimą, augdyk mano viltį ir meilę. Amen. Amen.